Na ką, chebrytė, pagaliau atėjo mano nauji žaisliukai, mano DJI Osmo Action 6 kamerai ir ką nusipirkom. NDI filtrus, mikrofonas ir aišku, kaip be atminties kortelės. Žodžiu, oi, kai aš nesulaukiu, kai mes sėsim prie išpakavimo ir apžiūrėsim chebrytę iš arčiau, kaip čia viskas atrodo ir šiokių tokių pabandysim trumpų kadrų pasidaryti, kaip ir liko šio video ir apžvelgsim iš arčiau, kaip tas atrodo mikrofonas ir NDI filtras. Ir aišku, jeigu ir pagal rekomendacijas turėtų kortelę, atminties kortelę terabaitų veikti. Darau, chebrytė, ką jūs gero. Štai mano sekantis video apie DJI Osmo Action kamerą ir pagaliau atėjo mano seniai užsakyti aksesuarai. Tai kaip ir NDI filtras ir pats reikalingiausias dalykas tai DJI Mic 3, nes galima su standartinė, kur mes turim pačioj kameroje, kur mes turim mikrofoną, bet jį turi būti arti prie tavęs, kad tas mikrofonas, kad gerai fiksuotų tą visą gerą mikrofoną, tą visą tavo kalbėjimą ir viską, bet kas liečia, kad jeigu tu eisi, jeigu tu kažkur tai būsi toliau nuo savo action kameros ir iš karto garso kokybė prastėja ir aišku ir tampa tylesnė. Tai todėl, chebra, mes prisipirkom naujos kartos DJI Mic 3, tai čia, kaip suprantu, yra naujausia versija šio mikrofono, yra antra versija ir žiūrėsim, kas jame yra komplekte ir visa kita. Ir tada, kaip minėjau, su NDI ir, žodžiu, apžvelgsim iš arčiau. Nu ką, chebrytė, einam arčiau prie manęs. Tai va, chebrytė, kaip ir ką sakyčiau, gal pirmai bandysim išpakuoti mūsų NDI filtrus iš DJI Osmo Action skirtą 6 ir pasižiūrėsim, kas šitoj dėžutėj yra. Ir vėliau prieisim prie DJI Mic, kas yra komplekte ir visa kita. Atidėsim šitą visą gražuolį vėlesniam laikui. Ir, žodžiu, keliaunam prie filtro. Žodžiu, kaip man patinka šitos išpakavimus daryti. Ir šitą dėžutę, kas slepiasi. Ir dėžutė daugiau nieko nėra. Ir esu, kaip sakant, nubas šitoj srity, filmavimams ir cinematic, ten visokiam foto ir video kūrime. Tai ir kaip išmeskam ir štai kaip atrodo iš arčiau ir atsidaro dėžutė. Tik klausimas man, how she's opening. Šitie dėžutė atsidaro ir bats. Kokie gražuoliai, ne? Atspalviai visą kitą ir dar sunumeruota dar 8, 16 ir 32. Labai kompaktiška dėžutė, visa kita, nes galima dar net ir prie kameros pridėti, kaip čia viskas atrodytų prie telefono, kaip čia atrodo šitą NDI filtras. Tuoj pakeliam jūs į viršų ir kaip čia atrodo, pridėsim jūs, čia kaip ir vienas filtras, tada kaip atrodo kitas. Tada čia 8 buvo, čia dabar 16. Kažko labai čia skirtumo nematau, bet ir čia 32. Čia, kaip suprantu, čia tokie kaip ir akiniai, filtras, tipo, čia kuo tamsesnis, čia gaunasi. Ir žiūrėsim praktikoje, kaip mums jau eis jas pritaikyti. Bet dėžutė tikrai kompaktiška, iš kur va ją įsidėti, labai vietos daug, kaip sakant, neužims. Ir tada keliaunam prie mūsų DJI Mic 3. Iškelti dėžutę. Ir
dar kas slypi joj viduje. Kokie komplektukai. Aišku, vėl tą vadinamą biurokratiją viską kuria ir instrukcija, kurios man net neprireiks, sakyčiau. Ir tada pats, kas yra viduje. Kaip sakant, ir su krepšiuku dar DJI. Malonu. Čia šitie pop-up filtrai, kurie užsidės ant mikrofono. Čia magnetukai 2. Nes, kaip sakant, komplekte mes pirkom 2. Čia laidai, kaip suprantu. Ir auchas, ir Type-C. Ir pats drėgmės surinkėjas, as always. Siliko gel, do not eat, throw away this. Kaip sakant, do not eat, hebra, suprantat? Nevalgytų. Ir tada pats mikrofonas, pats charging dockas, stotelė vadinama. Dėžutė kaip iš arti atrodo. USB-C, press to unlock. Čia šitą reikia atplėšt. Ir volia, hebra, kas viduje atrodo. Text the crowd. Tai čia matai, čia taip dar ir netidarysi taip lengvai. Reikia paspausti ir tada atsidarysi. Čia adapterį. Čia tustuvas, bet tai čia, kai jeigu nori prijungti prie kažko kito, pavyzdžiui, kaip telefonas arba prie kažkokios kameros ir naudoti kaip kitą. Ir turi pasirinkimo kalbą turi. Mes pasirinksim anglų kalbą. Kaip paspaus? Gal su šituo, ne? Čia, kaip sakant, dovlanta, wireless battery mes tą praskipinam. Data, mėnesis yra kovo, šiandien 9 valandos. Kiek mes turim valandų? 13, kiek turim? 13:24, 25 daro. 25. Indoor ir outdoor, tai čia galima pasirinkti. Ir viskas kaip yra. Ir čia mikrofonai, kaip čia atrodo, ir antras, kad čia va, čia kaip, kas per kur kraunasi, čia va, kontaktai yra, ir pasistuvas kraunasi. Ir teoriškai turėtų šitas siestuvas patys mikrofonai pasijungti bevėlių režimu prie DJI Osmo 6 ir kad nereikėtų ten jokio siųstuvo, kaip sakoma. Šitas, kaip suprantu, tikriausiai tas Type-C ir pabandysim jį pajungt, gal ir panaudoti ir telefone, nežinau kaip čia jisai veiks, bet manau pasibandysim ir padėsim taip. Ir čia turim pop-up filtrus. Turim kelius variantus, juodus ir tokius kaip pilkos sidabrinių atspalvių, ir kuris čia jau seksualesnis, sturiuoja ir jūs ir naudos. Tai čia kaip ir, čia jau sėdės, čia kaip ir tos skylutės ir čia pats mikrofonas. Tai noriu pasakyti, jie ir viskas, ir užsidėjo. Kaip mano čia vėliau yra atrodantį. Laikosi, aš žinau, visai tvirtai sakyčiau. O kaip čia dabar juos nuim? Bent su jėga tik tai. Taip, ir tas pats ir su... Čia kaip ir pasijungs tai mikrofonui, visą kitą. Štai ir mikrofonas pasijungia. Tai vat, taip čia viskas iš arti atrodo. Ir kas čia čia kaip ir
Dar vienas Type-C, USB-C ir bus naudojamas kaip išorinis, jeigu norėtum ten pajungti kur nors, arba ausinė tikriausiai, kad čia save girdėtum, jeigu ką, jeigu ten reikėtų dėl kažkokios atseit filmavimo. Ir ar čia jisai pasistumė, ar jisai nesistumė nieko. Aha. Tikriausiai jo. Ir va čia kaip ir adapteris į telefoną, pavyzdžiui, pasijungs per Type-C. Galima bus naudoti telefoną, visai patogiai. Ir aišku, kai jau jo nereikia, tiesiog yra sėdumas tas va mygtukas, ir kuris užfiksuoja, kad tikrai jisai nenukris, niekur nesidės. Ten reikia paspausti jį ir lengvai tada jisai įsitraukia. Ir dangtelį gali uždėti. Tai aš blemškai su jėga čia jį ištraukiu, tai čia buvo galima ir paprašiau tiesiog atidaryti. Nu jo, kai sako, sila jėsų man nenada. Kai turi jėgų, proto nereikia čvirtus. Ir viskas sudėliau bus. Mums kaip ir šitų laidų nereiks, tai tuo labiau, tai šitą galima juos ir atgal. Man kaip ir patinka tas krepšiukas. Yra čia papildomų vietų, ką galima bus įsidėti, papildomi ten visokie kišenėlės, viską yra, užtrauktukai ir čia galima. Tik aišku, nemanau, ar ir pati kamera tilps į vidų, reikėtų glamškai kažkokį krepšiuką, gal nusipirkti reikės, kad viskas tilptų. Mikrofonas, tiesiog kas priklauso. Ir turim atminties kortelę, kurią mes nusipirkom. Daug biurokratinės nomenklatūros. Dėl tos atminties kortelės, tai kaip čia nieko labai stebuklingo ir nėra. Malonu, kad mes turim šitą adapterį. Jeigu norėsim į kamerą kažkokią didesnę, ar ką ten tokio įdėt, for micro SD. Ir kas svarbiausia dalykas, tai mums dabar įdomu, ar mūsų kamera palaikys šitą atminties, terabaito atminties kortelę. Ir sakant, ir pabandysim. Kokias mūsų unlock storage, switch to storage. Ir kaip ir atpažino kamerą, o čia atminties kortelę rodo, ir pagal visą idėją turėtų man padidėti atminties formatas SD card. Padarėm taip, suformatavom ir dėl ekstra atveju, kad čia viskas veiktų nepriekaištingai. Ir dabar pagal viską turėtų padėti mūsų filmavimo valandas. Atrašo, kad 23 valandas net filmuos 21 valandą. Ir per tą laiką galėsim visokių video ir viską padaryti. Ir dabar, kas mums labiausiai rūpi, mums reikėtų dabar prisijungti mikrofoną. Tai wireless connection. Ir mums dabar reikia, iš kur mačiau, kad čia buvo parašytas Bluetooth remote control ar mikrofonas. Wireless. Taip, jo. Ir dabar paimam kažkurį vieną iš mikrofonų, ne? Ir įjungiam. Gal reikėtų mums šitą paspausti. Ir pagal viską turėtų atpažinti. Jau viskas. Ir mikrofonas ir kaip ir veikia. Monitor volume, galim reguliuoti garsą. Gain, stop, low, file 32 floating. Startup. Čia visokių nustatymų, noise cancellation, vibration, format. O čia dar visokių prikolnų dalykų. Ir tada turim ir antrą, gal irgi iš karto prisirip. Sukali. Taip.
antrą, ne? Ir viskas. Ir štai turim bevėliai, iš karto 2 mikrofonai gaudo ir iš karto jie čia 100% garsai. Ir rašo, kad mikrofonai dirba net 57 valandom, galima sakyti. Automatic, dynamic, čia visokie low formai. Įdomi, čia dar reikės įsiaiškinti dar. Ir ką žinau, ir pabandysim padaryti porą kadrų ir kaip čia jie gausis. Kaip matot, hebra, tokia va žalia juostelė rodo, kaip šitas mikrofonas veikia. Sakant, pikina ir visą kitą. Kaip sakant, ir paruošta. Ir ką galim, videos, jo, ir galima pirmos kadras padaryti. Na ką, hebrytė, štai ir mikrofono testas DJI Mic 3 ir filmuojam su DJI Osmo Action 6. Ir kaip čia dabar viskas atrodo, ir mikrofono testas 1, 2, 3, čia va pikinimas, ir turėtų būti žymiai vaizdas ir garsas geresnis, dabar galima mes bent jau imti, kur nori dabar pastatyti, ir viskas, ir tiesiog ir gali atsitraukti, ir kuo toliau. Dabar mes bandom įrašyti, kaip šitas atrodo, biškelį mes pabandysim taip pastatyti jūs čia, ir žiūrėkit, telefonas per Hauhem mikrofoną ir apačioje per DJI Mic 3. Ir nežinau, galit kokybę sulyginti, plius minus, kaip čia 1, 2, 3, 1, 2, 3, čia dar reiks dar ir nustatymus reikės dar pasireguliuoti. Iš mikrofonų susikonfigūruoti taip, kad būtų tikrai garsas. Tikrai būtų ir tikrai garsas būtų tinkamas ir kaip man, žodžiu, patinka. Tai vat testas 1, 2, 3, girdit kaip viskas čia veikia, tas mikrofonas, ir na ką, nežinau kaip ir. Tada ant dienų eisim porą kadrų darysim ir pasiblogerint, eiti į lauką ir padaryti tokių įdomių kadrų ir kaip čia mums seksis filmuoti, ką ten tie NDI filtrai savęs ten rodo ir visą kitą. Ir galima paimti dabar, kad nors ir dabar ir pasiimti su DJI mikrofonu ir nors pavyzdžiui bent jau išeiti į lauką balkoną, filmuoti. Ten hebra laukia vaikšto. Kaip čia, nu jo, čia toksai ISO reikės čia reguliuoti, nes per daug šviesos. Toks mūsų gyvenimas kaip Vokietijoje. Tai vat hebrytė, sakant, testas buvo su mikrofonu, su DJI Osmo Mic 3 ir su DJI Osmo Action 6 kamera. Tai vat hebrytė, tai kaip ir matėt, padarėm tokį trumpą kadrą su kaip tas mikrofonas veikia, kaip tą visą garsą fiksuoja DJI Mic 3 ir mano Hauhem mikrofonas, kuris pasijungia per telefoną. Ir kaip ir tiek gana. Jeigu patiko šitas video hebrytė, tai nepamiršk paspausti like, o jeigu nepatiko, kaip ir, sakant, nusipezėjau, tai nepamiršk paspausti dislike, jeigu kažkas jums nepatiko ir jau tikrai jau sekantys kadrai tikrai bus hebra jau su DJI Osmo Action 6 kamera ir bandys pasivloginti. Ir laukiam vasaros, kaip sakant, bandysim daugiau video daryti, blogerint, šnekėti su jumis ir pasidalyti mintims. Aišku, pakalbėsim apie porą dalykų ir ką aš planuoju veikti po 3 mėnesių. Ir bandysiu paaiškinti, papasakoti ir aišku, ir net ir parodyti. Tai va. Tai ačiū visiems, kad dieną, rytą ar vakarė, kada čia šitą video žiūrėjot. Visiems iki ryto aš šauti ir pasimatysim sekančiuose mano videose. Ir jeigu esi naujas, nepamiršk paspausti subscribe ir pasimatysim sekančiuose video. Hebrytė. Peace. Aš šauti.